Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti Ride Toro, mūsų elektrinį 4 ratų krovininį transportą, kuris pagelbės jums ir važiuos be eksploatacinių išlaidų. Taigi, žiūrėkime apžvalgą, ką galime sužinoti apie šį gražuolį. Ride Toro 4 ratų elektrinis pagalbininkas, kuris gali pagelbėti tiek komunalinės įmonėms, tiek miestų tvarkytojams, tiek parkuose važinėjantiems, tiek jūsų ūkyje arba versle. Taigi, Ride Toro varo net 3 kW galingas elektrinis variklis. Tai yra L6E kategorijos arba kitaip AM kategorijos teisių reikalaujantis transportas. Didelė galinė dalis leis jums vežti krovinius patogiai, net iki 600 kg galime prikrauti krovinių. Taip pat galimybė pirkti štai tokį galinį tentą papildomai. Dabar girdžiu ūžia ventiliatoriai, taigi atidarytas liukas, yra ventiliatoriai, gerai vėsina iš viršaus tiek vairuotoją, tiek keleivį. Be abejo, atbulinio vaizdo kamera, multimedija, USB, galima žiūrėti ekrane ir video, ir klausytis muzikos, ir Bluetooth'ą prisijungti ir visa kita. Be abejo, ilgos trumpos šviesos, posūkiai, gražus mūsų Ride logotipas priekyje, šviečiantis logotipas. Dizainas yra išdirbtas, ilgai rinkomės šį transportą, išsirinkome tikriausiai kokybiškiausią, geriausią variantą, koks yra gaminamas šiais metais. Galingos padangos, gera priekinė amortizacija, galingi galiniai amortizatoriai, net iki 100 km nuvažiuojantis atstumas. Yra dvi versijos - 65 Ah ir 72 V sistema arba 100 Ah 72 V sistema. Neapsigaukite, daugelyje transportų tokio tipo arba 3 ratų yra 60 V sistema. 72 V sistema reiškia, kad tai yra viena baterija daugiau. Taigi ir galios yra daugiau, ir nuvažiuojamas atstumas yra didesnis. Gera yra funkcija, kad galinė dalis yra pilnai atsiverčianti, taigi galima ir išpilti netgi krovinį. Šonai nusiverčia visiškai lygiai, tai yra patogu vežti didesnės plokštės. Po apačia yra baterijos ir valdiklių skyrius. Na, o kalbant apie priekį, be abejo yra priekinis valytuvas, priekinių numerių tvirtinimo vieta. Pildomų žibintų sumontavome viršuje, važiuojant naktį, kad būtų geras apšvietimas. Taip pat yra palėtintojas. Įjungus palėtintoją galima įvažiuoti lengviau ir įveikti įvairius iššūkius. Štai čia yra ventiliatoriai, išjungiu juos. Čia yra ventiliatorius įjungtas ir langų apipūtimo, netgi šildymas. Gaunasi čia šiuo metu. Medžio imitacija, medžio apdaila, patogi daiktadėžė, tiek po viena, tiek po kita sėdynė. Be abejo, saugos diržai, taigi ir vėdinimas, ir langelis pasižiūrėti į galinį skyrių. Štai taip gali atsidaryti. Pilnai nusiverčia ir šonai. Galingas 3 kW variklis, gale yra lingės, priekyje amortizatoriai. Na, dabar kas beliko mums pravažiuoti? Atsidarome elektrinius langus. Štai toks yra rankinis va čia. Paspaudžiame, jisai nusiema. Na ir beliko jungti D pavarą arba atbulinę, jeigu norime pavažiuoti. 76 V šiuo metu yra, taigi pakankamai. Na ir važiuojam. Štai. Komfortas labai didžiulis. Jaučiuosi labai komfortiškai. Bluetooth'as, muzika, filmai, nuotraukos, kalendorius. Ar pratilpsime? Transporto plotis yra 1,20 m, tiksliau 1,10 m, bet su veidrodėliais 1,20 m, ilgis 3 metrai su trupučiu. Taip pat ir Ride Titano, kuris stovi štai čia, irgi panašus yra. Išjunkime ir galime pasidžiaugti dar kartą štai tokiu krovininiu Ride Toro elektriniu 4račiu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šią elektrinio transporto apžvalgą, o jeigu turite daugiau klausimų, nedvejojant, susisiekite su riedis.lt telefonu 0633 77 888. O geriausia parašykite mums laišku labas@riedis.lt. Ride, važiuok elektra. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.